Tuos trenerius sunku supaisyti. Vienas iki reikalauja aklo paklusnumo, o kitą kartą palieka suktis iš sudėtingiausių situacijų. Gerai, kad Marius turi savo galvą, tad treneriui labai vargti nereikės. Nes man buvo juokdėlis. Aš Marius. Simona. Malonu. Norėčiau ateiti gėlį ir pakviesti prisėsti. Dėkui, dėkui. Graži gėlė. Sakyk, ilgai gumos netempti. Stengiausi. Norėjau iš tikrųjų rožį, bet pagalvojau, gal rožė per daug banalu. Tai paėmiau šitą gėlę. O kaip jinai vadinasi? O kaip vadinasi, vakar žinojau. Tiksliau šiandien žinau, bet dėja pamiršau. Rozantimas. Rozantimas gėlė. Jei neklystu, jinai vadinasi... Rozantimas. Rozantinas, kažkas panašaus. Bijau iš tikrųjų sumeluoti, bet svarbu, kad graži gėlė, ne? Nelabai kvepia, nežiūrėk. Šiek tiek. Nu, šiek tiek, bet ne taip kaip rožė. Nežinau gėlės pavadinimo, todėl, kad dažniausiai aš, ne dažniausiai visada perku rožes, kas labai yra priimtina, bet šį kartą nusprendžiau nupirkti būtent šią gėlę. Ir vat, kai paklausiu, buvau pardavėjas paklausęs pavadinimų šios gėlės, bet vat, kol atvažiavau iki pasimatymą ir pamiršau tą pavadinimą. Kiek to metų norėčiau sužinoti, jeigu nepaslapti žinoma? Ar paslapti? Pats pirmas klausimas, iš karto metų, labai žiūriu čia. Labai gerai, labai gerai. Tai nepatogia patį, labai gerai. Man smalsu. Valdyk. Nu, vėliau gal ir pasakysi. Nu, bet pažadė, kad vėliau pasakysi. Ne, sakau gal. Virš 12, sakyk. Gal tai gerai. Ne, po galais. Pirmas pasimatymas ir pirmas klausimas, kiek tau metų? Tikrai ne pats geriausias klausimas pradėti pokalbį su panele. Paklausk jos, kiek jinai turėjusi vaikinų. Su kiek vaikinų miegojusi? Pradžiai. Man po to bus jaukiau. Norėjau paklausti tavęs, galbūt, kaip tau sekasi su vaikinais? Nestinga dėmesio? Nebūk mergaitė, klausk tiesiai šviesiai. Su kiek vaikinų esi miegojusi iki manęs? Užtenka. Susidoroju. O su kiek vaikinų esi miegojusi iki manęs? Iki Žinau, juokingas klausimas. Teisingas klausimas. Tu mane labai taip supykdai. Bet tu nesižeisk. Nėra ko įsižeisti. Kodėl turėčiau neįsižeisti? Esame laisvi žmonės. Sakyk, seksas natūralus dalykas. Gerai, krypam temą. Pakalbam apie pomėgius. Ką reiškia iki manęs, kada mes miegojom? Labai jaukau, jinai apie manęs apsitikrai. Pirma bomba buvo, kai jis paklausė, kiek man metų, antra bomba, kai paklausė, su keliais esu miegojęs iki jo. Nežinau, tai buvo iš viso viršūnė. Man reikėjo pabėgti iš pasimatymą, dabar taip galvoju. Gal norėjo vaikinas Mariukas pasirodyti vyrišku su tuo klausimu? Nu, gal ir aš klaidą padarysi, bet tu... Gerai. O kai su keliom tu esi permiegojęs? Su nulis. Su nulis? Taip. Su nei viena. O tu nekaltas esi? Taip, esu nekaltas. Sunku patikėti, ne? Sunku, nes šiaip aureolė, žinai, matytis virš galvos, tai... Tai, ką pasakiau apie savo nekaltybę, tai ir buvo tiesa ir aš visiškai to nesigėdiju. Nors dauguma merginų tuo, aišku, ir netiki, kai sužino mano amžių, kad man yra 19 metų ir kai paklausė apie intimius santykius ir pasakė, jog dar esi nekaltas, tikrai labai apšalusios lieka. Tai kodėl iš karto klausys su keliais aš nebuvau? Man smalsu pasidarė. Pasidarė smalsu, iš karto antras klausimas buvo su keliais tu miegoji. Pirmas klausimas, kiek tau metų, po to su keliais tu miegoji. Aš norėjau įsiaiškinti, galbūt ir tu nekalta esi. Būtų rasime kažką bendrą. Na tikrai nepulsiu girtis, kad kalta arba nekalta. Nekaltas vaikas. Marius pasakė, kad yra nekaltas ir paliko nebesuderinami tie du dalykai. Klausimas su keliais, aš esu miegojus ir po to teiginys, o štai nekaltas. Vat nepatikėsi, nes aš savo sekso trūkumą kompensuoju labai įdomių hobį ir noriu sužinoti, koks jisai. Jo, dešinė ranka. Nespėsiu tikriausiai, ne? Nebandysiu spėti. Jis sakė, turi sekso trūkumą, bet manau, tai reikėtų pavadinti dar sekso nebuvimu, neturėjimu. Iš viso. Esu sportininkas ir labai pametęs galvą dėl tokios sporto šakos kaip šuoliai vandenį. Teko girdėti? Taip. Čia nuo ten aukštai, kur šokinėjai? Taip, nuo aukštai, kur darėme viskiausiai. Tai esi atsitrankęs, nemažai. Ne ta žodis, kiek esu atsitrankęs. Sakau, kad jau nuo vakaro pradžios ne tie klausimai. Vos išplaukė, vos išsikapanau, atviras lūžis. Nematas, bet jau šiaip jaučiasi. Labai nustebau, kad jis yra, ta prasme, šokinėja nuo ten aukštų.
aukštų ten kažko į vandenį, nes man tai labai baisu. Teko vieną kartą net garkoją susilaužyti, bet... Sakai, gal nori pajusti, ką tai reiškia šokti nuo uolos. O galbūt tu nori pajusti, ką tai reiškia? Susilaužyti koją? Ne koją susilaužyti. Ką reiškia stovėti aukštai ir pajusti tą adrenaliną šokant, darant kažkokį triuką? Aš bijaučiau, manau, aš šiaip aukštį nelabai. Aš bijau, bet va tame ir yra pats adrenalinas. Ir nakėdės ir sulauži koją. Galima aš to parodysiu. Paprastai. Pabandysiu pertilt tą visą adrenaliną į tavo vidų. Nu, bent jau pasitengsiu. Ar galėčiau? Ar suteiksi man tokį progą? Man skaudės? Šiek tiek skaudės. Pamatysi. Nešakinėsi niekur? Ne, nešakinėsi. Pabandom. Tegu atsistoja. Tu būsi visiškai saugi ir tau nieko neatsitiks. Tiesiog būk gera, pasikliauk. Bet jeigu man nepatiks, aš iš karto stabdysiu. Gerai, jeigu tau nepatiks, tu pasakyk, gerai? Būk maloni, atsistok. Įsivaizduoju, Grenta dabar laužo. Veidų pasuk į kamerą ją. O, taip. Gerai, dabar atsisuk nugarą. Ne, gerai, viskas gerai buvo, veidų į kamerą. Gerai, ne. Į save veidų, į save. Arba ne, paprasčiausiai gal padarom. Į save. Atsisuk. Kris dabar reikės tau, ne? Į tavo rankas. Kas tu pasakė? Ne, šitą negalim daryti. Galim, nes taip galėčiau kristi tik tai žmogaus glėbį, kurio pasitikiu. Sakyk, prašau, ant kelių klūpis. Kai pasiūliau kristi man priekiu į mano glėbį ir kai jinai atšovė, jog to nedarys, jog aš nesu tas žmogus, kuriam jinai galėtų kristi glėbį. Nežinau, man truputuką pasirodė, kad galbūt pasikėlus yra mergina. Kokius kvepalus dovanotum merginai, pavyzdžiui, jeigu dovanotum kvepalus? Donna Karan, New York. Nu, pavyzdžiui, šitie tau patinka. Donna Karan, sakyk. Ir ryte kažkada kvepinus turėt kvepėti. Gucci, sakyk, Gucci čia. Gucci iš čia gal? Nespėjau. Aha. Gucci? Teisingai. Kažką tai biškai susigaudau. Aš paklausiu, ar aš ją maloniai kvepiu. Jis atsakė taip. Ir kaip mane nustebino, kai jis pauostęs mano riešą atspėjo mano kvepalus. Dabar žaisime žaidimą, labai paprastą ir intriguojantį. Tas, ką pirmas nukris kamuoliukas ant žemės, tas sugalvoja užduotį, dėl ko mes žaisime toliau. Ar tinka? Atvirkščiai, Mariau, atvirkščiai. Aha. Jeigu pasienukata, tu sugalvoji jai užduotį. Jeigu, tarp aš turiu omeny, jeigu pas tave pirmą nukris kamuoliukas, aš sugalvosiu užduotį. Bet jei pas mane pirmas nukris kamuoliukas ant žemės, tu man sugalvoji užduotį. Daužom va šitaip, ne? Taip. Daužom? Na gerai. 3, 2, 1. Kai pirmą kartą žaidėme su Simona kamuoliukais, stengiausi laimėti, nes norėjau sugalvoti kažkokį jai užduotį. O dabar galvoju, tu man užduotį. Nusirenk. Tu čia rimtai? Kai aš ėmiausi marškinius nuo savęs, mano galvoje sukosi viena mintis. Dieve, kaip aš pasirodysiu per televizorių. Ką galėtų pamanyti kiti žmonės, kurie manęs nepažįsta, nors man asmeniškai nėra labai svarbu, bet giliai viduje tai buvo, nelabai iš tikrųjų malonu. Tai vat, nėra labai seksualus mano kūnas, kaip matai. Gal patiks man? Turiu truputuką raumenų, kad galėčiau apginti merginą pasistengti. Turiu šiokią tokią krūtinę, į kurią mergina galėtų prisiglausti, kai jai būna šalta. Tai va, toks aš esu. Paprastas kaip daiktą tarp kojų, jeigu merginai liūdna. Paklaus, po kelnių mautis nereikia? Nelabai jaukiai jautėsi maudamasis tą maikutę ir nusimovęs, aš irgi nejaukiai jaučiuosi jo vietai. Galėtų mane taip greit dar kuo nors taip sužavėtant. Sužavėtant? Ant smūgio tave dar sužavėt. Prieik ir pabučiuok į žandą. Prieik ir pabučiuok į žandą. Ramiai atsikeli, ramiai, prieini ramiai ir pabučiuok į žandą. O, čia turėjau susižavėti? O ne? Pasakyk, juk pabučinys. Juk ne kiekvieną dieną nepažįstamas vaikinas prieina tave pabučiuoja į žandą. Ačiū Dievui, kad ne kiekvieną dieną. Nekaltas vaikinas. Nekaltas vaikinas. Ir dar nekaltas vaikinas svarbiausia. Bet tu taip šaltai mane pabučiavai iš tikrųjų. Pakartok į kitą žandą. Tik iš kitos pusės. Iš kitos pusės. Ne. Ir jausyte. Vis tiek šaltai. Mano lūpos vadinasi atšalo nuo vyno. Prieik, paimk abiem rankom už jos veidelę. Kad vynas raudonas kambario temperatūros. Būk geras. Paimk, atsistok, prieik prie jos. Paimk rankomis, abiejomis rankomis jos veidą ir pabučiuok trumpai į lūpas.
Bet rimtai buvo šaltas bušinys, man. Nesidrovėk, dabar tavo Gerai. valanda, vaikis. Yra tavo toksai valanda. posakis. Trečias kartas nemeluoja. Ne, jau nebesitikėjau. Aš tau įrodysiu, kad aš galiu šiltai tave pabučiuoti. Ir ranką galiu atėti. Tikrai. Sugalvojau vaikinukas pabučiuot mane ir taip šoko nuo kėdės ir puoliau bučiuot. Ir aš automatiškai užsidengiau lūpas, nes aš neleidžiu kažkam visiems nepažįstamiem, kad mane bučiuotų lūpas. Ir iš viso. Nesužavėjo nei žanda pabučiavimas, tokie buvo mechaniški. Gerai. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Tikrai, ačiū. Ai, aš džiaugiuosi, kad viskas gerai pavyko, nes... Žinau, kad aš už tavo mokinį irgi sirgau, drebėjau ir pergyvenau. Aš nors ir esu kipšas, pusiau velnės, bet tikrai man džiugu, kad jie komunikuoja. Nes jie tikrai vienas kitam, man atrodo, patiko. Tikiuosi, kad tiems vaikinams šiandien